Įsitaisykite patogiai, užsimerkite. Galite pajusti savo kūną nuo pėdų iki viršugalvio. Kelis kartus įkvėpkite ir iškvėpkite, pastebėkite savo kvėpavimą. Jei pavyksta, galite paleisti įtampą iš kūno. Pajuskite, kaip iškvepiant atsipalaiduoja ir nusileidžia jūsų pečiai. Dabar prisiminkite neseną situaciją, kai jautėte stiprias emocijas tėvystėje. Gal praradote kantrybę, sudvejojote savo tėvystės pasirinkimais, ar pasijautėte blogai dėl konflikto su vaiku. Leiskite savo pajusti visas apie tą situaciją kylančias emocijas, kokios jos bebūtų. Jei norite, galite jas įsivardinti. Ar tai kaltė, o gal gėda, pyktis ar neviltis, o gal nerimas. Nestumkite tų emocijų šalin, leiskite joms pabūti. O dabar pasakykite savo su geranoriškumu. Aš kenčiu, tėvystė gali būti labai sunki, stengiuosi kaip galiu, visi klysta. Tai viena diena visoje ilgoje tėvystės kelionėje, o aš dar turėsiu progų pasitaisyti. Ką dar norėtumėt savo pasakyti? O gal norėtumėte vaizduotėje save apkabinti, paglostyti, nuraminti. Leiskite savo pabūti su savimi geranoriškai, atjaučiančiai, taip kaip jums šią akimirką labiausiai reikia. Galite įsivaizduoti save lyg vaiką, kuriam reikia paguodos. Ką sau pasakytumėte? Kaip atlieptumėte savo kentėjimą? Pabūkite su atjauta sau tiek, kiek jums šiuo metu to reikia. O tada padėkokite sau, kad atlikote šį pratimą tiek, kiek gavosi. Ir kai norėsite, atsimerkite.